Yra. Nežinau, bet man atrodo, kad turiu. Ramiai. Labas visiems, žiemą esam atviram vandenį. Bandysim paskutinį kartą lydekas pažvejot, nes po to jau draudimas čia už kelių dienų įsigalioja. Oras geras, šilta, vėjo nėra, vanduo kai stiklas. Vienas kitas lašelis, kaip ir lietų čia nukrenta, bet žvejui sąlygas geras, žiūrėsim ar žuvim bus geras. Apsiginklam wobleriais ir gumom, tai žiūrėsim, išeis, neišeis čia pagaut. Prieš tai wobleriais puikiausiai gaudės. Arba teks gal velkiaut, kaip paskutinį kartą, kas efektyviausias gal dalykas ir buvo. Mes žvejojam jums gerą žiūrėjimą. Jo, apnykę žolės žiauriai. Žiauriai apnykę žolės. Kur tavo dabar čia, kaip lygioj vietoj plaukiu. Kelis to gerai vatyro. Nu taip labai tas praskanavimas nenuteikia linksmai kažkaip tai. Kokia vandens temperatūra? 3 laipsniai tipo paviršinis. Matai, kas yra dar ir nuo laiko priklauso. Dabar rytinis laikas, tai aš kažkaip iš to rytinio laiko tai būtent labai daug nesitikiu. Kažkas buvo prisiliet, kaip save bravo graži miškerė. Aišku, ne tokie pulkai. Nežinau, bet man atrodo, kad turiu. Aha, turiu. Ramiai. Koks šaltas vanduo, kaip gražiai įsisegus, tvarkingai. Op. Nu va, pirmoji lydekėlė. Ant mailių bariuką stovinčią paėmėm. Ant velkytės. Nu, varyk. O, vandeniukas, koksai malonus. Nu va, naują woblerį apžuvinai. Nu va, 2 ant velkės, blemba, gal nereiks šiandien vien valkiat. Norėtus biškai ir ant to aktyvesnio tokia pravedimą, paimt kažką.
Yra ant Vičingo. Dar vieną gražuolę. Nu, lauk. Vieną ant Vičingo, vieną ant Velkės. Blogai tik, kad lietus įsilyja. Gerai. Žiema žemūžė. Perlėkėm iki mašinos, palikom valtis su daiktais ant lietaus. Bandysim sulauk, kol praeis. Blemba, tai gal pietus reiktų pavalgyti, ne? Lyrinė pauzė pietum. Nu ką, tam kartą priima tas lietutis, grįžom atgal ant vandenuką. Nors dar biškį ir mergena, bet gal neištirpsim. Šiaip dangus tai toksai gražus visai jau atrodo. Va, matos. Prašviesėjom. Ant woblerį 3 žuvis paėmėm. Porą velkiaujam. Ta vieną paėmiau dar ant Vičingo. Tai reikalai kol kas neblogi, bet va toras biškį trukdo. Planus dabar gal vėl pasiieškot su echoloto mailiaus būrelį kokį ir bandyt šukuoti, velkiaujant ar mėtant. Nu ką, biškį pajudam gal, ne? Ką, žinoma, reikia ant tą mailiaus būrio stoti jau čia ir bandyt prasimėti. Jeigu jau mėtant nepaimsim, tai tada šausim pavelkiauti. Irgi gerai. Vanduo tai labai nuskaidrėja, žolės susėdusios. Taip kad sąlygas mėtyt geras, tai dar reikia sužinot, ko žuvis šiandien nori. Yra. Legali! Oi, kad kavalai atidarė. Ateik. Gražalytė. Kam čia yra? Dar vieną. Nu va, ilgesnė biškį. Gražuolė. Ką, gerai. Paleidžiam, plauk. Nu, dar vieną. Realiai lietaus pauzės pietų neskaitom, tai kiek? 5 žuvių. Kiek kaip visi masalai taip pat. Arba... Žiauriai priklauso šiaip gražiai, laukia, ne tik tai atrodo, kad tikrai žiauriai. Tikrai, nu, tikūdės reikia, nes
Bet ateina net neįdė. O, jau pradėjo judėti. Iš pradžių. А как видели? Отдадут. Ай-яй-яй-яй. Visi 3 triščiai. Ну стало 300 метрів. Yra lydės? Saka, Коль. Mes per jį perplaukam. Man ką tik griebė. Lydys. Gal paimti kokius nors. Galiu? Galiu. Turbūt makaro čia irgi jomas tvėrė. Stūktelė. Žuvies mažas. Gal angumuskas iššaus, nes kažkaip žuvį kaip ir randam, bet kažkas vis tiek ne to. Lemba. Atrodo. Ir su šitą tapkę. Gal ir ant velkės eit. Gal žiūrėjau kokią, kuri nors ten užsinorėtų didesnę biškį su lojėta. Sakau. Tik matai, nei kotas, nei ryta labai šitiem nėra pas mane pritaikyti. Kaip ant ribos. Aktyvėjame. Šiandien kažkaip prieš dėsnius viskas eina. Kad tik praeitą kartą, kai velkiam, tik pamatai atkilusią ir iš karto kuriam nors susėda. Arba net nematai, tiesiog per mailį plaukia ir užsėda. O dabar va kiek atkilusių va ir pabandėm pamėtyti vis tiek. Ne, matai, dabar yra taip užstatyta, kad tik stambę žuvį rodytų piktogramą. Tas o lydys, tipo, jeigu jisai ne ant dugno yra, tai ne ant dugno buvo, ikto na, neturėjau kaip pakirsti, buvo joms.
smailis. Bet taip ten žolių yra. Šitą vietą tas smailis tai virš žolės taip pakilęs. Ant dugno biškį atkilusią žolės ir tas. Virš tą žolės tau. Palei vaizdą sakyčiau. Žuvis? Jų yra. Jūs tai žudėkas šiandien. Jų yra. Nu tai ką, dar vienas ratas priklauso. Ja, stinka. Ką ir temą kol daiktus susikruvom, tiek tos žvejybos, tos uždarimus, skaitykim, pavyko. 10 lygtais lydekų bendrai tą paėmė. Nu, kaip sausio pačiam galui, tai čia turbūt net per gerai negu būtum tikėjęs. Tai ką dabar paliksim lydekynus, masalus ir meškeres pailsėti iki pavasario ir ko gero susitiksim ant kranto su feederiais. Tarp kitko dėkui, kas sekat, komentuoja ir laikinat ir iki.